Labas vakaras kolektyvas, taigi šiandieną lengvas video apie tai, kas yra Fibonacci, kaip jį naudoti, kaip aš naudoju kartais. Ir iš tikrųjų su juo galima atrasti tikrai gerų treidų, pritaikyti arba pridėti prie savo analizės, tad rekomenduoju pasižiūrėti visą video su pavyzdžiais, turėtų būti 1, 2, 3. Turėtų būti 3 pavyzdžiai, parodysiu, paaiškinsiu, kodėl tokios zonos, kodėl ne kitokios zonos, kur tik profitus imtis. Irgi čia pagal kiekvieną, asmeniškai kaip aš darydavau, kas visai veiksminga būdavo. Karts nuo karto, aišku, po šiai minutei, kaip žinome, Wall Streetas ilsisi, atostogos visiems vasarą, taip pat ir mokytis niekas nenori, bet bandom, bus ateičiai video, tikrai naudingas, tad Fibonacci naudoti tikrai verta ir važiuoja. Fibonaccis dabar taip yra toolsas, kuris nusako procentinę vertę tarp nulinio ir vieneto ir ties kuria vieta būtų galima įeidinėti. Kaip aš asmeniškai jį naudoju, tai dabar žiūrėkite, bandysiu paaiškinti kuo paprasčiau. Kągi mes dabar čia turime? Mes turime, jo kaina eina į apačią, ne? Kaip ir šitoj vietoje viskas aišku, nieko nėra sudėtingo. Bet kad naudoti Fibonacci, aš laukiu, kol pasikeis čia rektoris. Kitaip sakant, kol į rinką ateis buyeriai. Kol buyeriai paduos savo spaudimą. Dabar žiūrėkit, turime ką? Turime į apačią padavimą, į viršų vėl į apačią. Ir šitoj vietoj piešiame naują high. Turime change of character ir Fibonacci galite rasti čia. Arba Alt F, paspausit Fibonacci retracement. Ir nusipešit. Iš tikrųjų, Fibonaccis dabar taip 2 kart galim paspausti, jisai turi labai daug reikšmių pas save. Iš tikrųjų, labai daug. Ir dabar ką iš karto galima pamatyti, kad tų levelių labai daug ir kiekvienas dirba pagal savo strategiją. Kiti ima enterius nuo 50% retracement. Kaime reiškia pasileidžia iki 50%, tu nuo 50% imsi enterį. Aš visas šitas spalvytes išjungęs, nes man tiek nereikia, aš tik tai laukiu savo golden zonos, kaip skaitosi jinai, nuo 7.1 iki 8.8,6. Čia sakau, čia yra mano pamastymai, kaip aš darau ir kaip aš darydavau ir kas man veikdavo. Ir laukiu, kol iki šitos vietos kaina pasiduos. Tai reiškia, mano enteris, grinai nuo 7.1%. SL aš dėdavausi truputuką žemiau, reiškia, negu mūsų nulinė reikšmė, 100% reikšmė. Ir tik profitą iš tikrųjų arba dedatės iki nulinės reikšmės, kas šiuo atveju duotų 2,34%, 2,34 RR, arba galite dėtis vėlgi. Pagal Fibonacci lygius, gali didesnius lygius susidėti ir ką pasidaryti, kad tik profitą, tarkime, imti iki tam tikrų lygių. Sakau, vienas pagal savo strategiją. Pavyzdžiui, daeiti iki šitos vietos, ne, tarkime. Gautųsi čia 1:5 risk rewardas, galbūt daugoka, čia įmanomas variantas, 173%. Dabar ką mes laukiam, tai laukiam retracemento, kol grįžta kendalas iki mūsų golden zonos, kaip ir sakiau, nuo tiek iki tiek. Galima vėlgi, mano patarimas, galima dėti SL siaurą, kas būtų tik tai toje zonoje, tačiau galimas variantas, jog išmuš, bent truputuką pasiduos daugiau į apačią, tad apsisaugomui, sakau, dėkit žemiau savo lojus, taip turėdami didesnį bounsą ir turėdami didesnės galimybės pagauti tik profitą. Šitoje vietoje mes turime ką? Mes turime retracementą, grįžo iki mūsų golden zonos ir galim pasižiūrėti, treidas, tarkime, eitų nesueito, aš net nežinau, ar kitos zonos dain. Kaip matote, daitų ir šituo atveju 1 prie 4,6, tai reiškia 4,6%, jeigu rizikuojate po procentą, tas visai neblogai. Tai tarkime, jeigu kita zona 227%, net nežinau, dais, nedais, pasižiūrim. Ir kaip matote, RR šiuo atveju 1:6, irgi daug, žvėriškai daug, bet Fibonacci galima taip naudoti. Tikrai galima taip naudoti, nes dabar pažiūrėkit, mes čia kad ir turėjome čioką, turėjome pasikeitimą, žinome, kad buyeriai didės rinką, šitoje vietoje mes, pavyzdžiui, neturime jokio imbalance. Galima galbūt prisiartinti
bandyti ieškoti čia labai minimalus toks, ir sakykime, nuo šito imbalanso įdinėti kaip ir nelabai apsimoka, o daugiau nelabai yra nuo ko įeiti. Tad tokiais atvejais retracementas, Fibonacci retracementas jis yra labai labai geras dalykas. Antras pavyzdukas dabar taip, žiūrėkit, GBP USD, kągi mes čia turime. 15 minučių grafikas, iš karto matosi, kad kaina judėjo į apačią, laukiame change of character. Šitoje vietoje mes turime, jog mūsų chartas pasikeitė, kitaip tariant, jie įdinėja pas mus buyeriai. Dabar vėlgi, kągi, pradėjo kaina leistis, reiškia nulinis taškas šitoje vietoje, maksiminis šitoje vietoje ir galime mes pieštis mūsų Fibonacci. Būna, jeigu pusėm taip susikeičia, man taip dar būna kartais. Eina čia į apačią, paspaudžiat reversą ir turėsit. Tad šitoje vietoje, dabar žiūrėkit, vėlgi turime zoną, ne, mūsų nuo 7.1 iki 8.8. Turime zoną, bet tuo pačiu, kągi mes čia dar turime. Mes turime imbalance šitoje vietoje. Tad vėlgi galite galvotis, kaip jį įdinėti. Galbūt čia double confirmationas pas jūs, galbūt dar kas nors. Tikrai galima rasti gerų įėjimo taškų, jeigu pradėsite daryti. Dabar žiūrėkit, čia būtų enterį šiuo atveju, šitoje vietoje galima galbūt čia paimti enterį. Priklauso viskas nuo jūsų strategijos. Dabar leidžiame kainai pasižiūrėti, kiek jinai nukris. Nes kaip matote, vis tiek kaina kažkoksai retracementas, kaip matote, grįžo grinai iki 71%. Ir ką pradėjo daryti, pradėjo kilti jinai į viršų. Ir čia tikrai būtų galima paimti ten, sakykime, 1:3 risk rewardą, galbūt 1:2. O taip ramiai, be nervų, pasimti tradą, o tokį pavyzdžiui, 1.88, tai galima būtų sukelti, kad 2 lygiai. Ir tokiu atveju turėti sąlyginai gerą tradą, tik tai vėlgi, kaip sakau, svarbu pasistatyti savo strategiją, turėti edžą, kaip tu trading. Trečias pavyzdukas GBP NZD. Dabar žiūrėkit, kągi vėl. Turime mes kritimą. Vėl lygiai tas pats. Vėlgi mes čia ką turime. Turime mūsų change of character. Aš tai lengvai op. Šitoje vietoje mes turime mūsų zoną. Ir ką mes darome, mes laukime enter. Pavyzdžiui, grinai nuo zonos. Praeiname mes nuo zonos. SL-as truputuką žemiau. Ir tik profitas, nežinau, tarkime, galime iki šito. Low high-aus, o šitoj vietoj. Iki grebo. 1:5. Net nežinau, ar gausis, pasižiūrim. Kaina, žinau, kad tikrai grįžta. Nes ruošiau video. Kaip matote, kaina grįžo, ne? Ir dabar pasižiūrim, ar jinai mums nukeliautų iki tenais. Kaip matote, šiek dar kelis kartus atsimušė būtent į šitą zoną, truputuką žemiau, tad sakau, SL reikia dėti jau iki nulinio taško mūsų, kur jau pats low yra, kur pats lowest, tam, kad jeigu strategija nepasiteisina, jau pilnai nepasiteisina, kad jau nebūtų abejonių. Dabar žiūrim, kaina kaip ir konsolidavo, pradėjo ką daryti, pradėjo kilti ir nusiėmė mūsų likvidity šitoje vietoje, galbūt ir šitoje būtų nusiminėjus. Ir dabar mes turime 5,4 risk rewardą, kas yra žvėriškai daug iš tikrųjų. Bet su retracementais reikia išlaukti. Tai hibridai, ačiū, kad žiūrėjot. Kaip ir sakau, Fibonacci retracementas, jisai naudojamas galbūt ne tiek daug, kiek buvo anksčiau, tačiau tikrai galima rasti su juo gerų įėjimo taškų, būtent naudojant marketo struktūrą, suprantat marketą. Naudoti didesnį time frame, nes su didesniu time frame truputuką lengviau, lendant į mažesnį, tenais jau daugiau fundamentalų, daugiau teorijos reikia ir daugiau, sakykime, creativity, kuriant savo edžą, kuriant savo strategiją. Tad pasiemat ant didesnio time frame, pasidarot, susidėliojat savo strategiją ir dirbat pagal ją. Pasitestuokit, galbūt tais, galbūt neis. Nenorėkit 100% strategijos, turėkit bent jau šiuo atveju 50% pataikymą. Ir bus žvėriškai gerai, jeigu gaudot po 1:3 risk reward. Tad ačiū, kad žiūrėjot, jungiamės į Discordą, jungiamės į premiumus ir visi judame link bendro tikslo. Uždirbti dolerius. Bye bye.